Pradeda mėlynieji ir laimi. O mėlynųjų komandos kapitonę aš prašau išrinkti vieną iš savo komandos narių, kurį siūsite į raudonąjį ešafotą. Ieva, tu pirma. Ieva, prašome į raudonąją zoną. 3 pagrindinės savo gyvenimo taisyklės. Nuo dabar, Ieva. Kulnai ant baseino krašto. Antra taisyklė. Jokių būdų, kas be atsitiktų, nors dangus griūtų, negali išžengti iš raudonosios žaidimo zonos. Ir trečia taisyklė. Tu savo kūną turi taip išriesti ir išlankstyti, kad jis tilptų į skylę išpjautą sienoje, kurią tu netrukus pamatysi. Pasiruošus? Ir dėmesio, visų akys į sieną! Ateik pas mus, Ieva, ateik pas mus. Šaunuolė, labai gerai formavaisi, taip strypčiojai kaip nedrasi mergaitė. Ką pagalvojai, kai pamatėjai tą figūrą? O ne. Bet gavosi, o taip, bet per plauką. Ar tikėjaisi, kad pavyks įveikti sieną? Nelabai, nes ten jau tik atsistojus, tais kulnais, kai matai, kad jie yra jau virš vandens, jau atrodo nesulauksi skylės ir ten įkrisi. Gerai, pasižiūrėkime, kokia buvo tavo reakcija, kaip tau sekėsi. Dėmesio į ekraną. Štai pasiruošimas. Plastika. Nereali plastika. Truputį, gražu. Ta ranka. Susviravai paskutiniu metu. Bet tai vis tiek neįkritai baseiną, aš labai džiaugiuosi, kadangi mano komandos narė pralindo. Kiek balų duodam, aš siūlau 10. Bet jau vien už tą paskutinį apvalų kadrą, tai turiu sutikti, kad 10. 10 taškų mėlynųjų komandai. Kapitonė, brolis, Aliuminis Jokūbai. Taip. Išrinkite pirmąjį savo aliuminį atstovą. Karalukai, eik. Karalukai, eik. Karalukas eina į trasą. Karoli, aliuminį, 3 svarbios aliuminio žmogaus taisyklės. Stovi ant pat baseino krašto, jokių būdų neišeini iš raudonosios zonos, kuri yra žaidimo zona. Ir kuo tiksliau bandai suformuoti savo kūną į skylę, kurią pamatysi sienoje. Ir dar pasistenk nesurūdyti. Pasistenk nesurūdyti, nes kitaip negausi 10 taškų. Karoli, žvilgsnis į sieną. 3, 2, 1. Kažkas absoliutai! O, Karolė, ateik. Karoli, eik. Kas čia per salto buvo? Kas čia per manevras, Karoli? Ką bandai padaryti? Aš nesupratau, kodėl galva pačioj turėjo būti kojas viršui. Jis darė daug labai veiksmų vienoje vietoje. Pasižiūrėkime, kaip tai atrodo sulėtintai. Čia tu pamatei. Čia bandai suprast, kuri ranka yra remiamoji, atraminė. Kažkodėl išėjai iš zonos, bet... Tada siaupas sakysi. Gerai, Karoliu, už seną pažinti 8 balai. 8 balai. Mėlynosios gėlytės, ką jūs galvojate apie Karolio pasirodymą? Čia per pažintis, per blatą. O, tai jo koks skirtumas. Svarbu, kad būtų gražu. Aš dabar skelbiu antrąjį raundą. Oksana, likimas šį kartą renkasi tave. Prašom į raudoną žaidimo zoną.
šią rungtį tu gali laimėti net 10 taškų. Pasiruošus? Važiuojam, visų akys į sieną. Ateik, pas mus. Gelbėsit, broliai, nu. Gelbėtojai pasiruošę. Ant galvos negalima. Va tai vyrai šaunuoliai, va šaunuoliai. Labai neblogi Va gelbėtojai. šaunuoliai, šaunuoliai. Smagu, kad tikrai broliai aukojasi ir išsaugojo bent jau pusiau savo Oksaną. Oksana, kaip tu pati galvoji, ar sunku buvo įveikti šią kliūtį? O Jėzau, kaip lengva! Nu šakės. Ir net sausai iš balos šlipau. Taigi pasižiūrim pakartojimą. Štai kaip tu galvoji, ką čia tau dabar daryti? Nu, nenusižiūrėk. Stripčiai į vietoje. Taigi mergina dar vaikų norės įsilaužti, žiūrėk. Žiūrėk. Oi, kaip gervė išsitempė. Oi, laukia šuoliukas. Viena koja. Kibimas. Pavyko. Ir kaip šauniausias žokėjas. Nu, Oksana, labai neblogai, labai viskas buvo gerai. Tiesiog nepralendai, tave sieną nusinešė su savim, kaip koks žirgas neblaškomas vėjo. O kaip tu pati galvoji, kiek tu taškų verta? Tai čia mažiausiai 10, čia faktas. Čia... Mes turim teisę pasirinkti, kiek minusuoti. Na, Nu, kiek negalima rinkitės? mergaitės. Po pusantro. Tu mes ir Po pusantro. Gerai, 6 balai ir viskas. Sutarėm, žiūrėk. Gerai, sutarėm. 6 balai Oksanai. Dabar eina Vytas. Ačiū, kapitonui. Ryžtingai nusiteikęs Vytukas. Vytai, tu tau priminsiu taisyklės, prieš tai parodyk tą judesiuką. O! Vytai, nežudyk mūsų, mes ištirpsim. Atsistok. Pasiruošk. Visi dėmesio į sieną. Ne, zonos dalis. Aliuminis tikrai. Vytai matosi, kad aliuminis